sveikučiai. Nuo žodžio jausmas, tai ką aš žinau. Oi. Iš karto ekstremaliai. Bandau ant upės. Oi. Toks jausmas, žinot. Po kojam trakšt. Na, aš nežinau, čia per drąsiai gal sakyčiau. Bet šitoj vietai kažkaip, nežinau, mažiau šalį. Dabar bandysim čionai. Pažvejosim čia, po to varysim į kitas vietas pažiūrėti, nes jeigu čia jau ledas yra, tai ten turėtų būti saugesnis. Ką žinau, nematau, bet 100 kilogramų plius ne, tai aiškiai, kad plius, į minusą tikrai ne. Tai va, hebra, vaiką, aiškiai, čia gaila, kad ten biškį tulelių, atviras vanduo. Pabandys, čionai nedrąsiai va pasidariu keletą eketėlių. Manyčiau, kad ten bus ir saugiau. Tiesiog nusprendžiau, kaip pasakyti, pažvejoti upį, nes upė man visada yra upė. O ten tos šūdbalės, smirdbalės, tos ir visi kiti reikalai jau eina antram planį. Tai va, turim upę, nežinau. Su laimikiais, hebra, aš jums nieko nežadu. Jauku. Masalučių nejauku. Turi tik pinką. Nieko kito neturi. Aiškiai, čia būtų gerai krokodilas, kurio nėra. Nežinau, gal reiktų kada gyvenim ir esu. Kasis turi ten tą samtį vadinamą, bet va vis neprisiraš tam reikalui. Aišku, reikia žinot, kur jie laikas. Tie vabalai krakaborai, krokodilai. Čia būtų numeris 1. Nežinau, čia pas mum tai. O šiaip tai aš matylę tų terlionių nemėgstu, tai jau geriau tada kabinsi pinką. Sliekų irgi neturi, kažkaip turėjau iš rudens zapasą, atrodo, turėjau ir sunaudojau. O čia chrekšt, rūkyk antanai. Turim ledą, o sliekų nėra. Nu, nieko nepadarys. Aš ir pats nesitikėjau, kad dar šiais metais lypsi ant ledą. Tai va, hebra, nei žvyna, nei uodegos, o aš bandysiu pažvejoti, kažką pafilmuoti ir neišsimaudyti. Nei žvyna. Nu ką, hebra, bandysim. Bandysim. Tik nežinau, nuo ko bandyti. Nuo ko pradėti. Egzotika. Ar japonska. Oi, čia hebra japonska. Mes vadinam čia pas mum vietinės reikšmės. Japonska tai yra švininė ir taip toliau. Tokia turi, žodžiu, kličkė. Japonska. Čia vietinis aborigenas įtaisė tą vadinamą pavadinimą. Ir čia dabar mes gal pabandom tą japonską. Pabandom.
egzotiką paliekam kol kas ramybėj. Praeisim su Japonska, pasižiūrėsim. Aišku, čia iš karto išvadų mes nepasidarysim. Jeigu žuvelyno nėra, tai gali dėti nors ir ką žinau. Tai va. Bet, kaip sakant, reikia nuo kažko pradėti. Ajajaj. Kaip smagu, kad ant ledo aš esu. Iš tikrųjų tai pofik man ta žuvis. Svarbu ant ledo. Taip, taip, taip. Kur tas mano pinkas? O, mano pinkas. Mano pinkas. Ką žinau. Pamarginam. Vieną baltą dėsim. Ir vieną rūžą. Va. Bet tai iš karto, kiek čia praėjo laiką jau ir traukė, nes šiandien turėjom kol kas didžiausią šaltį tam rajone. Kažkas tai neįtikėtina. Ką? Pradedam marmylinti. Nu ką, Japonska. Japonska nepaėjo. Pabandysim ant egzotikos. Egzotikas. Segasi visur kliūna už pirštinių. Ką, bandom ant egzotikos. Nu ką, pirmai vietai jokia judesio. Negali čia daug vaikštyti. Nežinau, ar kažkaip tai šakečių sunkėsi vanduo, iš karto atsisėdus. Tai žodžiu, varysim į kitą vietelę. Kaip sakant, ieškosim. Hebrytė. Kur planavau, žodžiu, neinu užlipti. Gal ir per anksti į tą upę aš šokau. Ledas tai vapšė čia. Ne kažką. Opa. Eik tu. O taip norėjusi, tokia gera vieta.
Ai. Nevėzucha. Nu, nežinau, dabar nežinau. Ką darom? Bandom dar į vieną vietą. Oi, nečkat. Nesuprant. Kažkaip atvirkščiai, ten dar netgi storesnis, kur pirmoji vietą žvejojau. O aš tikėjaus, kad činai drąsiai apsirikau. Nu ką, chebra, atvariau dar į kitą vietą. Tai žodžiu, ką aš žinau, vaizdelis tai iš pažiūros, tai konkrečiai užšals upė. Bet kaip iš tikrųjų čia su tais storiais, tuoj pažiūrėsim. Jo, šitas garsas tai čia yra. Nu jo, čia, tai ką žinau. Atrodė gražiai, bet irgi pabandysi čia netoli, bet tai ką žinau, dar trūksta tą šalčią. Bralė, atrodė, čia irgi taip jau normaliai tas ledas. Bet. Nu, bent jau nelinksta. Tik treška. Aišk, nemaloniai, čia tik treška. Ką aš žinau. Aha. Nieko tokia. Pabandom. Ne, tai čia toksai, jisai nėra įspūdingai storas, bet man nepatinka, kad va iš karto vanduo renkasi. Negerai. Ai. Nu ką pabandysi, jeigu ką, tai čia bandysi dar vieną vietą. Bet tai čia jau apgaulingai atrodo. Viskas sušalė. Aiškiai, čia sniegelė vos dabar užtempt tas ledas. Nes buvo prieš tai jisai skaidras. Tai žiauriai apgaulinga čia. Ai, nu ką, bandysiu vis tiek. Kaip bebūvi, kad ir su baranka kol kas, bet vis dar kažkaip dar nenuleidžia šitą ranką. Tai va, tokias ir žinias. Ai. Dar biški trūksta to cionga. Nu ne, chebra, nepraėjo nei minutė. Iš karto, va, jau sėdžiu vandenį. Va, vanduo. Nu, nafig, pažiūrėkit. Ne, čia ne žvejyba. Ai. Nerizikuosi. Kaip bebūtų, aišku, ten ant tų šūdbalių
smirdbalių, tai drąsiai būčiau užlips. Bet kadangi aš esu toks, kad patinka man rizika. Ne tai, kad rizika, o tai, kad aš už upės eina. Upė yra upė. Bet gaila, šiandien man upė padarė staigmeną. Nežinau, dar laiką turim, bet jau kažkaip tai jau tiek to, bandom dar į vieną vietą. Jūs matot, kuria kėdė ir vandens va. Kiek aš tik nespėjau prieiti, atsisėdau, sakau, pamarmailinsiu. Ne. Ką, chebrytė, žodžiu, upė šiandien man padarė, kaip sakyti. Tai žodžiu, tas ledas yra, jis yra, bet jis ne tiek saugus, nežinau. Atvariau čia dar ir vieną vietą. Kaip sakant, užropojau vėl, pabandžiau, jokios gyvybės, aišku, čia išvadų negali daryti, kad ta prasme nepagau ar kažką, tiesiog sąlygas neleidžia žvejoti, kur noris. Susimoviau su upė, paskubėjau, žiauriai norėjau, bet pabuvau gamtoj, oras tai ką žino, visai liuks, snarglis biškį, kaip sakyti, gerai, sveikata, tokie dalykai, geriau nei namuose sėdėti ir nosį krapštyti ar dar kažką. Tai va, chebra, nepuoja, upė nepuoja. Aišku, šūdbaliai gal būtų kažkoks veiksmas, ten ir ledas saugesnis, bet yra kaip yra ir kaip aš sakau, ne esmė. Esmė tame, kad pabandžiau, pažvejojau, numarinau, kaip sakant, tą žvejybinį kirminą, vis tiek ant ledo. Ir dabar ant ledo. Žodžiu, chebra, nei žvylai visiems ir nei uodegos. Iki.